Sveiki visi! Šiandien apžvelgsime 5 labiausiai istorijoje nekenčiamas moteris. Kai kurios buvo apkaltintos žmogžudystė ir išdavystė, kitos tapo skandalo, godumo ar politinės katastrofos simboliais. Bet ar jos iš tikrųjų buvo piktadarės, ar tik apkalbų ir propagandos aukos? Nuo liūdnai pagarsėjusių karalienių iki prieštaringai vertinamų meilužių. Tai yra istorijos apie kai kurias labiausiai nekenčiamos moteris istorijoje. Sveiki visi! Šiandien mes nagrinėsime Lucrecijos Borgios istoriją. Ispanų ir italų kilmės didikė, kuri 15 amžiaus pabaigoje ir 16 amžiaus pradžioje buvo ištekėjusi už kelių žymių Italijos didikų. Tai buvo garsus laikotarpis Italijos istorijoje. Renesanso amžius. Michelangelas, Da Vincis ir Italijos karai. Tačiau Lucrecijos istorija buvo nemažiau įdomi ir jos gyvenimą gaubė daugybė tamsių mitų ir legendų. Tai yra jos istorija. Lucrecija Borgia gimė 1480 m. balandžio 18 d. Subject, kuris tuo metu buvo miestelis už Romos ribų, bet šiandien tai yra Italijos sostinės priemiestis. Jos tėvas buvo Rodrigas Borgia, ispanas, kilęs iš netoli Valencijos, bet kuris 15 amžiaus viduryje išvyko į Romą. O Džios motina buvo Vanessa di Catanai. Rodrigo pagrindinė meilužė. Romos mieste jis greitai kilo Romos katalikų bažnyčios hierarchijoje, globojamas savo dėdės Alfonso, kuris buvo išrinktas popiežiumi Kalikstu III 1455 metais. Iki 15 amžiaus 6-ojo dešimtmečio pabaigos. Rodrigas buvo kardinolas, aukštas postas nemažiau įtakingoje popiežiaus valstybėje, kuri tuo metu valdė didelę dalį centrinės Italijos, gerokai už Vatikano ribų. Tačiau Rodrigas nebuvo eilinis kardinolas. Jis turėjo daug meilužių ir susilaukė kelių vaikų, nors tuo metu tai nebuvo neįprasta dvasininkams. Tais laikais bažnyčioje vyravo didelė veidmainystė, nes nors buvo skelbiamos celibato dorybės, tie, kurie užėmė aukštas pareigas, akivaizdžiai ignoravo tai savo slaptoje asmeninėme gyvenime. Ir dėl to jų elgesys tapo tam tikros kritikos objektu tarp bažnyčios reformatorių tuo laikotarpiu. Su Vanessa. Rodrigas turėjo 4 vaikus ir Lucrecija gerai sutarė su savo broliais ir seserimis, ypač su savo vyresniuoju broliu Cezare. Jie du rodė didelį prieraišumą vienas kitam, o Cezare vėliau suvaidins svarbų vaidmenį savo sesers gyvenime. Tačiau šis stiprus ryšys vėliau sukels niūrių gandų. Būdama vieno iš žymiausių to meto religinių veikėjų dukra, Lucrecija gavo labai reikšmingą išsilavinimą pagal naująjį humanistinį mokymą, kuris buvo išvystytas Italijoje Renesanso laikotarpiu ir kuris daugiausia dėmesio skyrė senovės graikų ir romėnų autoriams. Jo mokė Adriano Orsini iš Milano. Per Orsini Lucrecija išmoko keletą kalbų ir vėliau gyvenime laisvai kalbėjo ispaniškai, kataloniškai, prancūziškai, italų ir lotynų kalbomis. Jos humanistinį išsilavinimą sudarė tvirtas graikų ir romėnų literatūros pagrindas – retorika, politika, logika ir filosofija. Pagrindinės humanistinės mokymo programos disciplinos. Lucrecija augo neramiu laikotarpiu Italijos istorijoje. Nors tuo metu Italija buvo Europos civilizacijos centras, su tokiais miestais kaip Roma, Florencija, Venecija ir Milanas, kurie traukė žymiausius to meto menininkus. Politiškai pusė salės buvo apimtas chaoso. Ji nebuvo suvienyta, bet buvo padalinta į daugiau nei 20 didelių ir mažų miestų valstybių. Pagrindinis iš jų buvo jūrų prekybos respublikos Genuja ir Venecija. Kelios miestų valstybės šiaurėje, tokios kaip Milano, Ferraros ir Urbino kunigaikštystės. Florencija Toskanoje, kuri atrodė kaip respublika, bet iš tikrųjų ją valdė garsioji Medičių šeima ir popiežiaus valstybė, valdoma iš Romos centrinėje Italijoje. Pietuose Neapolio karalystė ir Sicilijos salą valdė Ispanija. B2 nuo 1494 metų prasidėjo karų serija, kurią lėmė Ispanija ir Prancūzija, kurios varžėsi dėl viešpatavimo Italijos pusiasalyje, po to, kai Prancūzija pradėjo siekti įtakos šalies šiaurėje. Visa tai buvo svarbu Lucrecijai, nes jos tėvas suorganizavo keletą santuokų, kuriomis siekta sustiprinti Borgių pozicijas šiame painiame politinėme kraštovaizdyje. Kai Džiai buvo vos 10 metų, Lucrecijos tėvas pažadėjo jos ranką Valencijos didikui.
Tačiau ši ir kelios kitos santuokos sutartys buvo nutrauktos. Vėlesniais metais, kai Rodrigo politinė padėtis svyravo ankstyvaisiais 1490-aisiais, jo derybinė galia dramatiškai pasikeitė 1492 metais rugpjūtį, kai jis buvo išrinktas kitų popiežiumi. Kaip popiežius Aleksandras VI, jis sugebėjo suderėti kur kas palankesnį vedybinį aljansą per Lukreciją 1493 m. birželio 12-ąją. Ji atitinkamai ištekėjo už Giovanio Sforzos, galingos Sforzų šeimos nario, kuri valdė Milano kunigaikštystę ir keletą kitų mažų valstybių Šiaurės Italijoje. Ši pirmoji santuoka truko tik iki 1497 metų. Tuo metu popiežius nusprendė, kad sąjunga su Sforzais nebėra geriausias pasirinkimas ir kad būtų galima suderėti palankesnį vedybinį aljansą per Lukreciją, jei ši santuoka būtų anuliuota. Po tam tikro spaudimo Sforza su tuo sutiko. Ir jis, šiek tiek gėdingai, pasirašė dokumentą, kuriame pareiškė, kad negalėjo užbaigti santuokos lytiniu aktu dėl impotencijos. Ir tai buvo pakankama priežastis anuliuoti santuoką. Tačiau atsakydama, manoma, kad pažemintas Giovannis Sforza pradėjo skleisti paskalas, kuriuose teigiama, kad Lukrecija palaikė lytinius santykius su savo broliais ir tėvu. Tuo metu Lukrecija artėjo prie pilnametystės ir sklido gandai, kad ji buvo nėščia tuo metu, kai buvo anuliuota santuoka dėl neteisėto romano su savo tėvui tarnavusiu rūmininku vardu Pedras Calderonas. Vėlesni įvykiai yra apgaubti paslapties. Lukrecija kuriam laikui dingo iš viešumos ir galėjo pagimdyti savo pirmąjį vaiką nuo Calderono per kelias savaitės po to. Tada Calderonas tapo Borgių šeimos negailestingumo, atsikratant nepatogių problemų auka. Jį rado negyvą Tibro upėje 1498 pradžioje. Jos antrasis vyras, Alfonsas iš Aragono, susidūrė su panašiu kruvinu likimu. Alfonsas buvo Ispanijos karališkosios šeimos pusbrolis, kilęs iš Aragono karališkosios šeimos, kurios karalius buvo Ferdinandas iš Aragono, vienas iš dviejų Ispanijos monarchų 15 amžiaus pabaigoje kartu su savo žmona Izabele. Lukrecijos santuoka su Alfonsu 1498 metais buvo jos tėvo sprendimo laikinai paremti ispanus Italijos karuose dalis. Tačiau santuoka truko tik tiek, kiek truko popiežiaus Aleksandro diplomatinis persiorientavimas. Nors tai buvo gera santuoka, kadangi abu buvo to paties amžiaus ir netgi sakoma, kad jie labai įsimylėjo vienas kitą. 1500 metais Boržija nusprendė vėl pradėti remti Prancūziją. Taigi, Boržijams reikėjo, kad Alfonsas dingtų ir jis taip pat greitai buvo rastas negyvas Romoje. Lukrecija galėjo būti prisidėjusi prie jo nužudymo. Nors santuoka jau buvo davusi sūnų vardu Rodrigas, pavadintas senelio popiežiaus garbei. Trečioji ir paskutinė Lukrecijos santuoka įvyko po 2 metų. Tai buvo jos žymiausia santuoka iki tol ir galbūt todėl ji truko ilgiau. Jos naujasis vyras buvo Alfonsas d'Este, sūnus ir įpėdinis Erkolės d'Este, Šiaurės Italijos reikšmingo miesto valstybės Ferraros kunigaikštis. Jis netrukus paveldės tėvo titulą ir 1505 metais pats taps kunigaikščiu. Santuoka buvo atšvęsta 1502 metų pradžioje ir truko iki pat Lukrecijos gyvenimo pabaigos. Galiausiai iš šios santuokos gimė keletas vaikų. Nors jų tėvystė galėjo būti ginčytina, nes Lukrecija, kaip ir jos naujasis vyras, turėjo daugybę romanų 1500 ir 1510 metais. Tarp jų buvo ilgalaikiai Lukrezijos ir Mantos markizo santykiai. Francescas Gonzaga ir atskiras romanas su renesanso kompozitoriumi ir literatūros teoretiku Pietru Bembu, kuris buvo plačiai laikomas sunorminusiu toskanų italų kalbos tarme, kuris vėliau tapo standartinė italų kalbos versija, vartojama visoje pusiasalyje. Lukrecijos šeimos ryšiai, daugybė romanų ir santuokų pavertė ją pikantiškų paskalų ir daugybės mitų objektų 15 amžiaus pabaigos ir 16 amžiaus pradžios Italijoje. Visų pirma, buvo daug gandų apie nesantuokinius vaikus, kuriuos ji turėjo su savo meilužiais. Pirmasis buvo Giovannis, 1498 pradžioje. Kalbama, kad jis buvo Lukrecijos nelaimingo romano su Calderonu vaisius.
nors Giovanio tėvystė vis dar ginčijama. B2. Kaltinimai incestiniai santykiai su jos broliu Cezare. Jos gyvenimo metu buvo gausu tokių kaltinimų, ypač po to, kai jos antrasis vyras buvo nužudytas Romoje 1500 metais ir plačiai buvo įtariama, kad Cezare buvo užsakęs šią žmogžudystę. Tačiau mažai tikėtina, kad tai buvo susijęs su kokiu nors keistu meilužio pavydu. Bet greičiau dėl Cezarės politinės veiklos tuo metu. Lukrecijos brolis veikia kaip jų tėvas. Popiežiaus generolas plečiant popiežiaus valstybės žemės teritoriją centrinėje Italijoje 15 amžiaus paskutinio dešimtmečio pabaigoje. Ir jo sprendimas nužudyti Alfonsą Aragonietį 1500 metais buvo grinai politinis sprendimas, susijęs su popiežiaus diplomatinio kurso pakeitimu ir sąjunga su Prancūzija tuo metu. Lukrecija taip pat įgijo fatališkos moters reputaciją, kuri galėjo suvilioti vyrus kada panorėjusi ir taip pat lengvai juos nunodyti. Pavyzdžiui, buvo gandų, kad ji nešiojo tuščią vidurį žiedą, kuris atsiverdavo ir leisdavo jai įpilti nuodų į nieko neįtariančių aukų gėrimus. Viena liūdnai pagarsėjusi istorija, kurioje ji, kaip sakoma, dalyvavo, buvo kaštonų puota vakarėlis, surengtas Romoje spalio 30-ąją 1501 metų. Štai Lukrecija, jos brolis Cezare ir jų tėvas, popiežius Aleksandras, buvo sakoma, kad jie dalyvavo beveik orgijoje, kurioje dalyvavo kai kurie Romos didikai ir 10 miesto kurtizanių. Yra tik vienas pasakojimas apie tą puotą, kurį pateikė tuo meto popiežiaus rūmų ceremonmeisteris Žuanas Bušaras. Ir dabar manoma, kad ši istorija galėjo būti visiškai išgalvota, siekiant apjuodinti Bordžijų šeimos vardą. Tačiau įmanoma, kad Lukrecija nebuvo nei fatališka moteris, nei ypač skandalinga savo meilės gyvenime, lyginant su kitomis aristokratėmis vėlyvosios Renesanso Italijos laikotarpiu. Nėra abejonių, kad ją amžininkai laikė ypač patrauklę. Tačiau jos gerai išvaizda nebūtinai turėjo lemti kokį nors ypatingai nedorą elgesį. Priešingai, atrodo, kad ji buvo stigmatizuota dėl savo šeimos gana abejotinų veiksmų 15 amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje ir 16 amžiuje. Jos tėvas, popiežius, turėjo kelias meilužes ir skatino savo sūnų susikurti savo karalystę centrinėje Italijoje, naudodamas Romos šventojo sosto išteklius tai padaryti. O Cezare buvo garsiausias Renesanso didikas, kuris 15 amžiaus paskutinėjame dešimtmetyje įstūmė centrinę Italiją į chaosą. Ir kaip teigiama, turėjo didelę įtaką Nikolo Makiaveliui, kai šis po kelerių metų ėmėsi rašyti savo garsųjį politinį traktatą Valdovas. Lukrecijos suaugusioji gyvenimo dalis prabėgo Estės dvare Ferraroje, kur jos trečiasis vyras tapo kunigaikščiu 1505 metais. Kaip jau minėta, ji turėjo daugybę romanų, nors tai nebuvo neįprasta pagal vėlyvojo Renesanso Italijos standartus. Tai dar labiau komplikavo vienas iš jos meilužių, Francescas Gonzaga, kuris užsikrėtė sifiliu maždaug tuo metu arba šiek tiek prieš jų romaną. Lytiškai plintančia liga, kuri su pražūtingomis pasekmėmis pasiekė Europą 15 amžiaus pabaigoje, po europiečių kontakto su Amerika. Nors šiandien ją lengvai galima gydyti antibiotikais, ankstyvaisiais naujaisiais laikais ji lėtai naikino kūną, pradedant bėrimu aplink lytinių organų sritį, tada išplisdavo toliau po visą kūną ir galiausiai sukeldavo deformacijas ir dažnai kūno dalių suirimą, tokias kaip nosis, jei liga užsitęsdavo mėnesius ar metus. Tačiau atrodo, Lukrecija neužsikrėtė šią ligą nuo Francesco, kuria moteris serga rečiau. Jos tėvas, popiežius Aleksandras, mirė 1503 metų rugpjūtį. Jis buvo įdomus žmogus, negailestingas Renesanso laikų valdovas, kuris laužė visas su savo pareigomis susijusias taisyklės. Tačiau kai kurių to meto popiežių buvo prisimenamas su šiluma. Po jų tėvo mirties jo padėtis susilpnėjo. Cezare pradėjo prarasti kontrolę kai kuriuose vidurio Italijos regionuose, kuriuos jis buvo užkariavęs 15 amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje. Galiausiai jį suėmė Aragono karalius Ferdinandas ir 1504 metais perkelė į Ispaniją. Jis ten praleido daugiau nei 18 mėnesių kalėjime, kol pabėgo ir pradėjo sukilimą šalies šiaurėje, kuris baigėsi jo mirtimi 1507 metais kovą. Taigi, vos per keletą metų, 16 amžiuje,
Lukrecija iš vienos galingiausių Italijos šeimų dukters tapo izoliuota asmenybė, kilusia iš nuverstos Bordžijų giminės. Ji turėjo bent 8 vaikus, kurių teisėtumas buvo abejotinas. O gal net ir 10. Priklausomai nuo dar 2 vaikų kilmės. Tačiau ji taip pat patyrė keletą sunkių pastojimų ir persileidimų 16 amžiaus 1 ir 2 dešimtmečiuose. Ir galiausiai būtent ši komplikuota nėštumų ir gimdymų istorija lėmė jos mirtį. 1519 Ferželio 14 ji pagimdė mergaitę, kuri buvo pakrikštyta Izabela. Lukrecijai tai buvo dar vienas sudėtingas nėštumas ir šį kartą ji niekada visiškai neatsigavo. Ji susirgo po gimdymo. Ir nors kitą savaitę, kelioms dienoms jos būklė pagerėjo, jos būklė pablogėjo ir ji mirė birželio 24 dieną, sulaukusi 39 metų. Ji buvo palaidota Ferraros Corpus Domini bažnyčioje. Paskutinė svarbi asmenybė audringoje Bordžijų dinastijoje, kuri Italijoje buvo tokia žymi nuo 15 amžiaus vidurio. Lukrecija nuo pat savo mirties yra viena labiausiai tyrinėtų ankstyvųjų naujųjų laikų Italijos moterų. Pavyzdžiui, 1833 metais garsus prancūzų rašytojas Viktoras Hugo sukūrė scenos pjesę pavadintą jos vardu, perpasakodamas jos gyvenimo versiją. Tuo tarpu 20-ajame ir ankstyvajame 21-ajame amžiuje ji vaizduojama daugybėje knygų, filmų, televizijos serialų ir net vaizdo žaidime. Šiuose daugelis gandų, kurie sklandė apie ją jos gyvenimo metu, buvo labai išryškinti. Katerina de Medici buvo garsios Florencijos Medičių šeimos narė. Ji vėliau ištekėjo už būsimo Prancūzijos karaliaus ir tapo karalienė. Tačiau jos vyras mirė anksti, palikdamas ją vadovauti savo sūnums. Netrukus ji įgijo blogos, valdžios ištroškusios karalienės reputaciją, kuri nuodijo savo priešus ir žudė kitus. Ir taip pat turėjo ryšių su okultizmu. Tačiau ar kuris nors iš šių tamsių gandų buvo iš tikrųjų tiesa? Tai yra jos istorija. Kotryna Medici gimė 1519 m. balandžio 13 d. Florencijoje, Florencijos Respublikos sostinėje, kuri ankstyvaisiais naujaisiais laikais dominavo Toskanoje ir centrinėje Italijoje. Nors miestas nominaliai buvo respublika, jį su nedidelėmis pertraukomis valdė Medičių bankininkų šeima nuo 14 amžiaus pabaigos. Jie taip pat atliko itin svarbų vaidmenį Italijos renesanse. O Kotryna buvo didžiojo Lorenzo il Magnifico proanūkė, kuris rėmė ir globojęs Leonardą da Vinci, Michelangelą ir Sandrą Botticelli, tarp kitų. Nors Italijos renesanso laikotarpis buvo didžiųjų kultūrinių pasiekimų metas Italijos pusiasalyje, jis taip pat buvo ir didelio politinio nestabilumo laikotarpis, kai Prancūzija ir Ispanija, to meto Europos supervalstybės, varžėsi siekdamos hegemonijos daugybėje mažesnių Italijos miestų valstybių. Katerinos gimimo metu Medičių šeima linko prie Prancūzijos. Ir dėl to, kai jai buvo vos 14 metų ir po audringos vaikystės, kurioje abu jos tėvai buvo mirę. Prieš jai sulaukiant 1 metų, Katerina buvo ištekinta už Henriko Valua, antrojo pagal vyresnumą Prancūzijos karaliaus Pranciškaus I sūnaus. Santuoka iš pradžių buvo sunki. Dinastinės sąjungos planai žlugo 1534 metais, kai Julius de Medici, kuris kaip popiežius Klemensas VII buvo derėjęsis dėl sąjungos su Prancūzija, mirė. Jo įpėdinis popiežius Paulius III dabar suteikė popiežiaus paramą Ispanijai ir nutraukė popiežiaus pensiją, kurią Kotryna gaudavo kaip santuokos aljanso dalį. B2 Princas Henrikas pirmosius metus mažai domėjosi savo nuotaką. Vietoj to turėjo daugybę meilužių ir netgi buvo įsimylėjęs vieną iš jų – gražiąją Dianą de Poitiers, moterį, kuri buvo 20 metų vyresnė už Henriką, bet apie kurią buvo sakoma, kad ji atrodo daug jaunesnė. B2 per pirmosius 10 jų santuokos metų pora nesugebėjo susilaukti vaikų. Tai privertė Kateriną, moterį, kuri buvo laikoma svetimšale, tapti dar nepopuliaresnė Prancūzijoje. Dėl to ji bandė įvairius keistus mišinius, kad pastotų. Ir kai galiausiai pastojo, pradėjo sklisti įtarimai, kad ji užsiima okultizmu ar raganavimu.
Tačiau laikui bėgant viskas pagerėjo. Kotryna buvo giriama už savo išsilavinimą ir rafinuotumą Prancūzijos dvare. Metai bėgo ir ji vaidino svarbų vaidmenį Renesansui plintant į šiaurę, į Prancūzijos dvarą Paryžiuje. B2 nuo 1544 metų. Henris ir Katerina pradėjo susilaukti vaikų. Kai gimė vienas, greitai sekė kiti. Ir per 14 metų iš viso gimė 10 vaikų, iš kurių 7 sulaukė pilnametystės. Katerina taip pat atsidūrė padėtyje tapti karalienė. 1536 metais Henrijo vyresnysis brolis Pranciškus, Paskirtasis jų tėvo Pranciškaus I įpėdinis, susirgo karštinę ir mirė. dabar Anri tapo paskirtuoju karaliaus įpėdiniu. Ir kai ilgai valdęs monarchas pagaliau mirė 1547 metais, Anri tapo Anri II, o Kotrina tapo jo karalienė. Tačiau jų santykiai išliko šalti daugeliu atžvilgių. Ir Henrikas neleido savo žmonai turėti jokios tikros politinės valdžios. Ne. Katerina daugiausia buvo laikoma šešėlyje, o Henriko mylimoji Diana sulaukė viso jo dėmesio. Taip pat ir titulų, nuosavybės ir daugybė dovanų, brangių drabužių ir papuošalų pavidalų. Henry net paskyrė Dianą Kotrynos freiliną. Tuo metu Kotryna susidomėjo mokslu ir ją labai sužavėjo astrologija, astronomija ir fizika. Ji taip pat susidraugavo su garsiuoju aiškiaregiu Nostradamu. Ir dėl to pradėjo sklisti pasakojimai apie jo susidomėjimą juodąją magiją ir nekromantiją. Taip pat teigta, kad ji turėjo agentų, kurie naudojo nuodus savo priešams žudyti. Ir nors visa tai yra abejotina ir tikriausiai perdėta, pranešama, kad jos viešnagės Prancūzijoje metu priešnuodžio pardavimai smarkiai išaugo. Tada, 1559 metais, Henry žuvo keistoje riterių turnyro avarijoje per žaidimų seriją, surengta pažymėti galutinį taikos su Ispanija sudarimą po 10 mečius trukusių kovų. Taigi, Katerina buvo įstumta kaip politinė naujokė į Prancūzijos valdovės, karalienės regentės vaidmenį, valdydama šalį savo sūnaus vardu, naujojo karaliaus Pranciškaus II. Ir jau žins svarbę vietą Prancūzijos politikoje artimiausius 30 metų. Galiausiai, Pranciškaus II valdymas taip pat pasirodė trumpalaikis. nes jis mirė 1560 metais gruodį, vos po 17 mėnesių, kai tapo karaliumi ir būdamas vos 16 metų. Neaišku, nuo ko jis mirė, bet tikėtina priežastis buvo meningitas. Jį pakeitė jo jaunesnysis brolis Karolis, kuris tapo karaliumi Karoliu IX. Naujajam monarchui te buvo 10 metų. Ir Kotrynai dar daugelį metų teko kovoti dėl jo interesų. Kol jis augo Prancūzijos politikos labirinte 16 amžiaus viduryje. Kotrinai teko nelengvas uždavinys, nes Prancūzija turėjo vaiką karalių, būtent tuo metu, kai šaliai reikėjo stiprios centrinės valdžios. Visa tai iš esmės buvo susiję su religijos klausimu. 16 amžiaus 30 ir 40 metais. Protestantizmas iš Vokietijos išplito į vakarų Europą. Žemutinės šalys aplink dabartinę Nyderlandų teritoriją ir Šveicarijos kantonai greitai tapo regionais, kuriuose vyravo protestantai. Tačiau padėtis Prancūzijoje buvo sudėtingesnė. Kai kurios šalies dalis, tokios kaip Šiaurė ir Šiaurės vakarai, aplink Normandiją ir Bretanę, išliko tvirtai atsidavusios Romos katalikybei. Bet didelės Prancūzijos pietų dalis, ypač tos, kurios buvo netoli vakarų Šveicarijos ir Ženevos miesto, priėmė protestantizmą. Šie Prancūzijos protestantai tapo žinomi kaip hugenotai ir kovojo už tikėjimo laisvę Prancūzijoje. Jie buvo tokie pasiryžę, kad 1562 metais hugenotai pradėjo karą su Prancūzijos valdžia, siekdami tikėjimo laisvės. Tai buvo Prancūzijos religinių karų pradžia, kurie kankins Prancūziją likusią 16 amžiaus dalį. Katerina buvo pagrindinė religinių karų figūra, per kuriuos jie atsidūrė bandydama tarpininkauti tarp dviejų stovyklų. Vienoje pusėje buvo hugenotai, vadovaujami Gaspardo de Coligny ir ultrakatalikiškoji Gizų giminė kitoje pusėje. Gizų frakcija siekia kontroliuoti monarchiją ir dominuoti jaunojo Karolio vyriausybėje visą 1560-ųjų dešimtmetį. Kotrynos tikslas buvo pasirinkti vidurio kelią tarp priešiškų jėgų ir pasiekti geriausiai įmanomą rezultatą savo sūnui, kai šis sulauks pilnametystės.
Ji buvo ryški tarp Prancūzijos politinių veikėjų, kurie tuo metu save vadino pragmatikais. Tų, kurie politinį stabilumą ir taiką laikė svarbesniais už radikalų katalikybę ar protestantizmą. Šiems tikslams pasiekti, Katerinas vyravo tarp karinių veiksmų prieš hugenotus ir derybų su jais kitais etapais. 1560-aisiais, dažnai siekdama atsverti milžinišką Džių šeimos įtaką, kurią ši buvo įgijusi tarp katalikų šalies gyventojų. Ji taip pat derėjosi dėl kelių vedybinių sąjungų. Karolis pats vedė Elžbietą iš Austrijos 1570 metais, Šventosios Romos imperatoriaus dukterį Maksimilianą II. Ji taip pat bandė derėtis dėl vedybinės sąjungos su protestante Anglijos karaliene Elžbieta I per sąjungą su vienu iš jos jaunesniųjų sūnų ir derybos dėl galimų sužadėtuvių su Pranciškumi, Alansono ir Andžų kunigaikščių tęsėsi iki vėlyvojo 1570-mečio. Tačiau būtent santuokos aljansas, kurį Kotryna suderėjo savo dukrai Margaritai ištekėti už Henriko Burbono, Navaros princo 1572 metais. Tai lėmė įvykius, dėl kurių Kotryna yra labiausiai smerkiama ir prisimenama. Henris Burbonas buvo mažos Navaros kunigaikštystės pietvakarių Prancūzijoje princas, esančios palei Pirėnų sieną su Ispanija. Nors ir buvo princas savo teisėmis, jis taip pat buvo Prancūzijos karūnos pavaldinys. Tačiau santuokos sąjungoje buvo dar viena komplikacija. Henris buvo protestantas ir 1570-mečio pradžioje, nepaisant savo jaunystės, tapo vienu iš Prancūzijos hugenotų lyderių. Todėl karaliaus Karolio sesers santuoka su Henriu buvo derinama siekiant užbaigti religinius karus. Ir taip pat Kotryna tikėjosi sumažinti Gizų šeimos įtaką tuo pačiu. Taigi, Henris ir Margarita susituokė 1572 m. rugpjūčio 18 d. Paryžiaus Dievo motinos katedroje. Nepaisant tų, Henrio ir Margaritos vestuvės nustelbė įvykis, kuris nutiko po savaitės. Į vestuves tūkstančiai Henrio šalininkų plūdo į Paryžių. Ir kai prancūzų hugenotai klaidžiojo katalikiško Paryžiaus gatvėmis, įtampa mieste pradėjo augti. Jos galutinai įsiplieskė rugpjūčio 23 naktį, praėjus 5 dienoms po vestuvių ir iki pat 24 ryto, Šventojo Baltramiejaus dieną. Šventojo Baltramiejaus nakties skerdynės, kaip jos vėliau bus vadinamos, buvo vienas iš liūdniausiai pagarsėjusių religinių smurto įvykių, įvykdytų religinių karų metu, kurie siaubė Europą šimtmetį po protestantų reformacijos. Įvykis, kuris sukėlė žudynes, buvo pasikėsinimas į Gasparo de Coligny's gyvybę, vieną iš to meto pagrindinių hugenotų lyderių, 22 rugpjūčio dieną. Dėl to Paryžiuje įsiplieskė įtampa ir 23 naktį. Tai peraugo į smurtą, kai katalikai visame Paryžiuje pradėjo pulti tūkstančius hugenotų, kurie lankėsi mieste. Iki 24 ryto smurtas buvo plačiai išplitęs už paties Paryžiaus ribų. Kai viskas baigėsi, mažiausiai 5000 žmonių, daugiausia prancūzų protestantai, buvo nužudyti ir galbūt net iki 20 000, kai negyvi kūnai ir kraujas buvo išmėtyti Paryžiaus centro gatvėse. Katerina netrukus bus smerkiama už tai, kad sukėlė žudynes. Ir prielaida, kad ji išprovokavo smurtą ir nesugebėjo priversti savo sūnaus, karaliaus Karolio IX, sustabdyti. Tai lėmė, kad ji įgijo juodosios karalienės arba meistriškos manipuliatorės reputaciją. Šiame kontekste Kotryna buvo laikoma ta, kuri suorganizavo savo dukters ir Henriko Navariečio santuoką, siekdama pritraukti hugenotų vadovybę ir jų šalininkus į Paryžių, kur ji tada suorganizavo jų žudynes Švento Baltramiejaus dieną. Tačiau nepaisant visko, Kotryna buvo vaizduojama tokioje šviesoje, ji iš tikrųjų nebuvo atsakinga už smurtą. Pasikėsinimas į Coligny'o gyvybę, kuris tiesiogiai lėmė žudynės kitą naktį. Tikriausiai buvo Džiuzų šeimos darbas, kurie norėjo sužlugdyti galimą sąjungą tarp karūnos ir hugenotų. B2. Katerina tikrai sušaukė karališkąją tarybą rugpjūčio 23 dieną prieš žudynes, bandydama atkurti tvarką Paryžiuje prieš praliejant kraują. Kad tai nepavyko, lėmė jo sūnus Karolis.
Silpno ir neveiksmingo valdovo, kurio neveiklumą dar labiau pablogino pranešimai, kad jis 23 dieną murmėjo savo patarėjams: nužudykite juos visus. Taigi, Katerinos reputacija kaip šventos Baltramiejaus nakties žudynių sumanytojos. Įvykis, kuris daugelį metų kėlė protestantų pasipiktinimą visoje Europoje, beveik neabejotinai yra nepagrįsta. Kotrynos vaidmuo Prancūzijos politikoje tęsiasi gerokai po 1572 metų įvykių. Praėjus 2 metams, Karolis mirė nuo tuberkuliozės, nesusilaukęs įpėdinio. Todėl kitas pagal amžių Katerinos sūnus, Henri, dabar tapo karaliumi Henriku III. Tačiau naujas monarchas tuo metu, naujojo monarcho tuo metu nebuvo, nes jis buvo Lenkijoje, kur jis buvo pretendentas į abiejų tautų respublikos sostą. Todėl kurį laiką, 1574 metais, Katerina vėl tapo karalienė regente savo sūnaus vardu, kai šis buvo išvykęs, ir ji liko Henriko patarėja visojo valdymo laikotarpiu. Tačiau prancūzų visuomenė jos nemėgo ir ji dažnai būdavo kaltinama dėl bet kokių iškilusių problemų. Atsižvelgiant į to, 1574 metais anoniminis autorius paskelbė kūrinį, kuris buvo itin kritiškas jos atžvilgiu. Ir taip Kotrynos, kaip piktos karalienės reputacija, dar labiau įsitvirtino. Jos valdymo metu buvo metama daugybė kaltinimų Kotrynai. Tarp jų buvo ir tai, kad ji nunuodijo Henriko Navariečio motiną, turėjo savo pilyje kambarį, pilną nuodų, ir kad ji netgi parūpindavo prostitučių savo neseniai mirusiam sūnui, kai jis dar buvo visai jaunas. 1577 metais vienas Pieras Lestuailis aprašė pokylį, kurį surengė Katerina. Čia jis teigia: šiame nuostabiame pokylyje gražiausios ir žaviausios rūmų damos buvo paskirtos patarnauti, pusnuogės, su palaidais plaukais kaip nuotakos. Tačiau tai tikriausiai buvo gana toli nuo tiesos. Na, jis net nebuvo ten. 7–16 amžiaus dešimtmetyje ir iki 8 dešimtmečio Katerina narsiai stengėsi neleisti Prancūzijai nugrimzti į dar didesnius neramumus. Religijos karai tęsėsi. Tačiau jai pavyko sėkmingai sulaikyti savo sūnus, karaliui ir Alansono bei Anžu kunigaikščiui, kad šie neįsitrauktų į naują karą su Ispanija. 16 amžiaus 8 dešimtmečio pabaigoje karūna tam buvo visiškai nepasiruošusi, ypač Prancūzijos vidaus nestabilumo kontekste. Ji taip pat sugebėjo tam tikrų mastų apriboti gizų galias. Tačiau jie ir toliau liko rakštimi šalies susiskaldžiusiame politinėme lauke, kelis kartus grasindami dėrėtis dėl savo sąjungos su Ispanija ir įsileisti į šalį ispanų kariuomenę prieš hugenotus. Iki 1580 vidurio Katerina buvo pagyvenusi ir vis labiau sirgo ir mirė 1589 metų sausio 5 dieną, sulaukusi 69 metų amžiaus. Praėjus vos 9 mėnesiams, jos sūnus Henrikas III buvo nužudytas netoli Paryžiaus Žako Klemento, katalikų fanatiko, kuris buvo nepatenkintas monarcho nenoru tiesiogiai susidurti su Prancūzijos hugenotais. Henrikas pats mirė neturėdamas vyriškos lyties įpėdinio, o jo jaunesnysis brolis Pranciškus buvo miręs prieš keletą metų. Taigi dabar, keistų likimo vingių, Henris Navarietis, kuris prieš 17 metų vedė Kotrynos dukterį Margaritą, sukėlė šventų Baltramiejaus nakties skerdines, tapo naujuoju karaliumi. Tapęs karaliumi Henriku IV, jis greitai sutiko atsiversti į katalikybę, jei tai reikštų, kad religijos karai galėtų būti užbaigti, garsiai paskelbdamas, kad Paryžius tikrai vertas mišių. 1598 metais jis užbaigė religinį konfliktą, kai paskelbė Nanto ediktą, kuris suteikė Prancūzijos protestantams ilgai siektą laisvę išpažinti savo tikėjimą. Taip. Prancūzijos religiniai karai buvo užbaigti, bet ne Katerinos sūnų dėka, o žmogaus, kuriam ji 1572 metais ištekino savo dukterį. Ir tai tapo įžanga į vieną iš tragiškiausių ir labiausiai pagarsėjusių Prancūzijos įvykių. 1936 metais Edvardas VIII tapo Jungtinės karalystės karaliumi. Jis buvo pasiryžęs vesti Wallis Simpson, amerikietę aukštuomenės damą ir kelis kartus išsiskyrusią moterį. Tačiau tai greitai sukėlė politinę krizę ir karaliaus atsisakymą sosto. Vėlesniais metais kilo tolesni skandalai ir net buvo spėliojama, kad pora rezgė kažką klastingo su naciais. Tačiau norint suprasti, kaip visa tai įvyko, turime grįžti į XIX amžiaus pabaigą.
Moteris, kurią ateities kartos žino kaip Wallis Simpson, iš tikrųjų gimė Bessie Wallis Warfield vardu 1896 m. birželio 19 d. Monterey Inn viešbutyje, Blue Ridge Summit miestelyje, Pensilvanijoje. Ji gimė žinomoje Baltimorės verslininkų šeimoje. Jos tėvas buvo Henris Warfieldas, miltų prekybininkas, kuris iš šio paprasto produkto uždirbo tiek pinigų, kad 1875 metais galėjo finansuoti savo rinkimų kampaniją į Baltimorės mero postą, nors ši kampanija galiausiai buvo nesėkminga. Walliso motina Alisa taip pat buvo kilusi iš verslininkų šeimos. Jos tėvas buvo Williamas Montagus, sėkmingas XIX amžiaus pabaigos biržos makleris. Nepaisant jos tėvų turtingumo, Wallisos vaikystė buvo sunki. Jos tėvas mirė nuo tuberkuliozės 1896 metais, lapkritį, praėjus mažiau nei 6 mėnesiams po jos gimimo. Negana to, jos motinos santykiai su šeima buvo įtempti, galbūt dėl to, kad Wallis buvo gimusi nesantuokoje. Todėl Alicia ir Wallis rėmėsi Henrio Warfieldo brolio labdara. Solomonas, Wallis dėdė, didelę jos jaunystės dalį, kai ji augo Baltimorėje. Šiuo laikotarpiu Wallis puikiai mokėsi ir 20 amžiaus antrajame dešimtmetyje išaugo į protingą jauną moterį. 1916 m. lapkričio 8 d. Wallis ištekėjo už Earlo Winfieldo Spencerio jaunesniojo, JV karinio jūrų laivyno piloto, kurį ji buvo sutikusi vos prieš kiek daugiau nei 6 mėnesius per viešnagę Floridoje. Tai nebuvo laiminga santuoka. Greitai paaiškėjo, kad Spenceris buvo alkoholikas, kuris netgi mėgo skristi būdamas girtas. Jis kartą nukrito į jūrą, bet iš esmės liko nenukentėjęs. Iki 1910 pabaigos. Santykiai buvo pašlyję. Ir Wallis su Earlu kurį laiką gyveno atskirai. Jie liko susituokę iki 1927 metų, bet daugelį metų jie beveik nesimatė vienas su kitu, nes jis tarnavo įvairiose JAV kariuomenės bazėse, o Wallis reguliariai keliavo į užsienį, praleisdama laiką Kinijoje, Honkonge, Paryžiuje ir kitose vietose. Praėjus 8 mėnesiams po to, kai Wallis buvo oficialiai išsiskyrusi su pirmoju vyru, ji ištekėjo už Ernesto Aldridge'o Simpsono, amerikiečio laivybos vadovo, turinčio plačių verslo interesų Didžiojoje Britanijoje. Todėl jie susituokė Londone ir būtent čia jie daugiausia gyveno artimiausius keliarius metus. Santuokinė laimė truko neilgai ir abu buvo neištikimi, nors jų santuoka oficialiai truko beveik 10 metį. Ši antroji santuoka vaikų nesusilaukė, kaip ir ne viena kita Wallis santuoka. Būtent santuokos su Ernestu metu Wallis susipažino su Edvardu, Velso princu, Didžiosios Britanijos sosto įpėdiniu. Tai buvo 1931 metų sausį. Jie ir toliau palaikė pažintį, tačiau atrodo tik 1934 metais jų santykiai tapo intimus, nors Wallis oficialiai liko ištekėjusi už Ernesto iki 1937 metų. Princas ir Wallis santykiai buvo laikomi problemiškais tiek karališkosios šeimos, tiek Didžiosios Britanijos vyriausybės, kai tik apie juos paaiškėjo detalės. 1930-aisiais skyrybos vis dar buvo laikomos prieštaringomis ir mintis, kad sosto įpėdinis vestų amerikietę. Ir tokią, kuri buvo išsiskyrusi su pirmuoju vyru ir antrųjų vedybų metu buvo neištikima. Kai ji susipainiojo su Edvardu, tai buvo laikoma skandalinga. Todėl 1935 metais Britanijos slaptosios tarnybos ir metropoliteno policija sudarė dosiją apie Wallis. Kontroversija dėl Wallis santykių su Edvardu pasiekė kulminaciją 1936 metais, kai princo tėvas, karalius Džordžas V, mirė. Edvardas automatiškai užėmė sostą kaip karalius Edvardas VIII. Jis buvo tvirtai nusprendęs vesti Wallis, kuri buvo padavusi prašymą skirti su Ernestu ir buvo žinoma, kad tuo metu savo draugams bei pažįstamiems sakė, jog tikisi netrukus tapti karalienę. Tačiau vyriausybė turėjo kitų planų. Konservatorių ministras pirmininkas Stanlis Baldvinas ir jo ministrai pradėjo užkulisiuose manevruoti, kad princo jaunesnysis brolis Albertas būtų paruoštas perimti sostą, jei Edvardą tektų pašalinti iš karaliaus pareigų, jei kiltų didelis skandalas. Ir būtent taip ir nutiko. Kai Edvardas aiškiai pasakė, kad vis tiek ketina vesti Wallis, Baldvino vyriausybė aiškiai pasakė, kad Britanijos visuomenė netoleruos jos kaip karalienės. Taigi, 1936 m. gruodžio 11 d. praėjus mažiau nei 11 mėnesių po jo įžengimo į sostą, Edvardas atsisakė sosto, o jį pakeitė Albertas, kuris tapęs karaliumi pasirinko Jurgio VI vardą.
Po Edvardo atsisakymo sosto vyriausybė labai norėjo, kad buvęs karalius ir jo būsima žmona kiek įmanoma labiau pasitrauktų iš Didžiosios Britanijos viešojo gyvenimo. Todėl, kai buvo svarstomi planai jiems persikelti į Prancūziją, Jurgis VI ir Baldvino administracija padarė viską, kad tai palengvintų. Edvardui ir Volis turėjo būti suteikti Vindzoro kunigaikščio ir kunigaikštienės titulai. Ir jiems buvo suteikta didžiulė pinigų suma bei nuolatinė pensija, kad jie galėtų patogiai gyventi užsienyje. Kai tai buvo sutvarkyta, Buvęs monarchas ir jo būsima nuotaka pagaliau susituokė pietų Prancūzijoje 1937 m. birželio 3 d. netrukus po to, kai Volis pagaliau gavo skyrybas su Ernestu. naujavedžiai po to apsigyveno Paryžiuje. Galėjo atrodyti, kad Vindzorai apsistos Prancūzijos sostinėje ir stengsis išvengti bet kokių tolesnių ginčių. Tačiau taip nebuvo. Edvardas su Volisos palaikymu Atrodė pasiryžęs bandyti susikurti naują vaidmenį, kaip neoficialus Didžiosios Britanijos karališkųjų interesų ambasadorius užsienyje. Vykdydami šias pastangas užmėgsti naujus ryšius, Edvardas ir Volis 1937 m. rudenį nusprendė leistis į užsienio kelionę, į šalį, kuri tuo metu buvo itin prieštaringai vertinama. Jie ketino aplankyti nacių Vokietiją. 1937 m. vasarą daktaras Robertas Lėjus, Vokietijos darbo fronto vadovas, buvo pakvietęs Edvardą ir Volisę apsilankyti Vokietijoje. 1937 m. ankstyvą rudenį Vindzorai buvo priėmę pasiūlymą ir žinia apie artėjantį vizitą buvo perduota Didžiosios Britanijos vyriausybei, kuri visiškai nebuvo patenkinta šią naujausią įvykių eigą. Vindzorai atvyko į Friedrichstrasse traukinių stotį Berlyne spalio 11 dieną beveik 2 savaičių vizitui. Jų veikla buvo gana įprasta. Ji apėmė Vokietijos gamyklų ir socialinių organizacijų lankymą. Tačiau viso to metu Juos vaišino ir priėmė pagrindiniai nacių režimo nariai, įskaitant Vokietijos užsienio reikalų ministrą Joachimas von Ribbentropas, nacių propagandos ministras Josefas Goebbelsas ir Hermanas Geringas, naujai suformuotos Vokietijos oro pajėgų vadas ir antrasis žmogus po Hitlerio. Galiausiai Volis ir Edvardas baigė savo 2 savaičių viešnagę Vokietijoje asmeninę audienciją pas Adolfą Hitlerį jo Alpių rezidencijoje Berghofe, pietinėje Vokietijos ir Austrijos pasienio dalyje. Yra įvairių pasakojimų apie tai, kas buvo sakoma šiuose susitikimuose ir kas buvo planuojama tarp Vindzorų ir nacių. Bet kaip pamatysime, visa ši viešnagė įgavo tamsesnį atspalvį, atsižvelgiant į vėlesnių metų įvykius. Volis ir Edvardas po vizito Vokietijoje grįžo į Paryžių. Ten jie stebėjo, kaip Europa artėja prie karo per artimiausius mėnesius, kai jų naujas draugas Adolfas Hitleris pradėjo aneksuoti kai kurias Vokietijos kaimynės. Austrija buvo aneksuota į didesnę Vokietiją 1938 m. kovo mėnesį. Po metų sekė Čekoslovakija, Kai naciai 1939 m. rugsėjį įsiveržė į Lenkiją, Didžioji Britanija ir Prancūzija nusprendė, kad daugiau nebegali nuolaidžiauti Hitleriui ir paskelbė karą Vokietijai. Tai prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Volis ir Edvardas toliau gyveno Paryžiuje mėnesiais po karo pradžios. Jie, kaip ir daugelis paryžiečių, tikėjo, kad ten yra palyginti saugūs, toliau nuo numatomos Prancūzijos invazijos fronto linijų šalies šiaurės rytuose. Tačiau kai ta invazija prasidėjo, 1940 ankstyvą vasarą, ji baigėsi triuškinančia karinę nacių pergalę. Ir vokiečių tankų divizijos pradėjo artėti prie Paryžiaus, vos po kelių savaičių nuo pirmojo įsiveržimo į Prancūziją. Joms artėjant, Volis ir jos vyras pabėgo į pietus, perėjo sieną į Ispaniją ir beveik pasiekė Portugaliją. Lisabonoje įvyko viena iš labiausiai prieštaringų ir keiščiausių įvykių virtinių, susijusių su Volis ir Edvardu. Pirmiausia, nacių režimas rengė sąmokslą, bandydamas vilioti porą grįžti į Ispaniją, kur jie siektų juos sulaikyti ir panaudoti kaip derybų įrankius Vokietijos konflikte su Didžiąja Britanija. Edvardas ir Volis apie šį planą nežinojo, kuris bet kokiu atveju buvo nesėkmingas. Tačiau jie patys, regis, rengė išdavystę prieš pačią Didžiąją Britaniją. Lisabonoje Volis ir Edvardas gyveno Ricardo Espirito Santo namuose, portugalų bankininko, kuris turėjo plačių verslo ryšių Vokietijoje. Santo buvo įtariamas turėjęs plačių ryšių su Hitleriu ir naciais. Todėl Britų žvalgybos tarnybos buvo sudariusios jo dosie. B2. Vėlesnis Edvardo ir Santo susirašinėjimas rodytų, kad Edvardas galėjo planuoti galimą sugrįžimą į Didžiosios Britanijos sostą.
Nors įrodymai nėra galutiniai, daugelis spėliojo, kad Edvardas naudojo Santo kaip tarpininką su nacių vyriausybė ir kad buvo planuojama Edvardą grąžinti į Didžiosios Britanijos sostą, jei vokiečiai nugalėtų šalį kare. Taigi, Volė ir jos vyras galimai sąmokslavo su naciais Antrojo pasaulinio karo metu, siekdami tapti karaliumi ir karalienę. Praėjus pusei dešimtmečio po Edvardo gėdingo atsisakymo sosto. Mes galbūt niekada nesužinosime visos tiesos apie tai, ką Volis ir Edvardas planavo, būdami Portugalijoje 1940 m. vasarą. Vos po kelių savaičių Britų vyriausybė suorganizavo, kad jie išvyktų laivu iš Lisabonos ir vyktų į Bahamus, kur Edvardas gavo gubernatoriaus pareigas visam karo laikotarpiui. Tai buvo gudrybė, kuri padėjo išlaikyti juos toliau nuo Didžiosios Britanijos. Jie likusią Antrojo pasaulinio karo dalį praleido čia. Visi jų su naciais galimai sukurti planai žlugo, nes nuo 1941 m. žiemos nacistai pradėjo pralaimėti karą. Volis ir Edvardas po Antrojo pasaulinio karo vėl gyveno kaip karališkiai tremtiniai Paryžiuje. Bėgant metams vis pasirodydavo pavienių įrodymų apie jų tariamą trumpą sąjungą su naciais, o susitikimai, kuriuos jie turėjo su aukštais režimo nariais, 1937 m. spalį, temdė jų gyvenimą visą likusį laiką. Nepaisant jų, jie ir toliau išlaikė tam tikrą įžymybių statusą Paryžiuje ir lankydamiesi Jungtinėse valstijose 6-ajame dešimtmetyje, Edvardo sveikata 7-ajame dešimtmetyje pablogėjo, didelė dalimi dėl jo visą gyvenimą trukusio įpročio rūkyti vieną cigaretę po kitos ir šeimos polinkio į plaučių problemas. Galiausiai jis mirė 1972 metais gegužę Paryžiuje, sulaukęs 77 metų. Jo kūnas buvo pargabentas atgal į Angliją karališkoms laidotuvėms, per kurias Didžiosios Britanijos visuomenė netikėtai parodė liūdesį dėl monarcho, kuris trumpai buvo karalius 1936 metais ir kurio gyvenimas kitai buvo apgaubtas kontroversijomis. Volis toliau gyveno Prancūzijoje po Edvardo mirties. Jo finansiškai rėmė jos velionio vyro turtas ir pašalpa iš Didžiosios Britanijos karalienės Elžbietos II. Tuo metu jos pačios sveikata jau blogėjo, o 8-ojo dešimtmečio pabaigoje jai pasireiškė demencija. Nuo 1980 metais ji prarado gebėjimą kalbėti, taigi paskutinius savo gyvenimo metus ji praleido namuose, jos protiniai gebėjimai blogėjo. Galiausiai, Volis mirė Prancūzijos sostinėje 1986 m. balandžio 24 d., būdama 89 metų amžiaus. Jos laidotuvės vyko Švento Jurgio koplyčioje, Vindzoro pilyje, Anglijoje, o ji buvo palaidota šalia Edvardo, prie Vindzoro pilies. Kai Hernanas Cortesas ir jo ispanų konkistadorai užkariavo Actekų imperiją Centrinėje Amerikoje tarp 1519 ir 1521 metų. Jiems labai padėjo vietinė moteris Malinali, kuri tapo žinoma kaip Malincin arba La Malinche. Buvo vertėja, patarėja ir tarpininkė ispanams. Jos vardas tapo klastos ir savo tautos išdavystės sinonimu. Bet ar ji buvo išdavystės įsikūnijimas, ar iš tikrųjų savo aplinkybių auka? La Malinche gimė kaip Malinali apie 1500 metus tarp nahuatlių tautos Jukatano pusiasalyje, dabartinėje Pietų Meksikoje ir Gvatemaloje. Ji augo pasienio regione tarp senovės Majų imperijos ir naujesnės ekspansyvios bei agresyvios Actekų imperijos, kurios sostinė buvo gerokai toliau šiaurėje, Tenočtitlane, dabartinio Meksiko miesto vietoje. Apie jos ankstyvąjį gyvenimą žinome nedaug, bet žinome, kad kai jai buvo 8 ar 9 metai, Malinalė buvo pavergta. Nėra aišku, ar ji buvo pagrobta per karo žygį, ar ją pardavė jos šeima. Vergovė buvo labai paplitusi Centrinės Amerikos regione iki kolonijinio laikotarpio ir gali būti, kad jos šeima ją pardavė kai kurioms toliau į rytus gyvenusioms Majų tautoms. Tai yra įvykių versija, kurią pateikė Bernalis Diazas de Castillas, ispanų kareivis, kuris lydėjo Hernaną Cortesą, kai šis užkariavo Meksiką, ir kuris vėliau parašė šių įvykių istoriją pavadinimu Tikroji naujosios Ispanijos užkariavimo istorija 16 amžiaus 6-ajame dešimtmetyje. Tad ir kokios buvo aplinkybės, dėl kurių ji tapo verge? Mes žinome, kad Malinali nelaisvė lėmė labai svarbų pokytį. Iki tol ji kalbėjo nahuatlių kalba, kurią kalbėjo ačtekai. Dabar ji atsidūrė tarp majų žmonių, kurie kalbėjo jukatekų majų kalba. Dėl to Malinalė tapo dvikalbė.
Tai turės didelę reikšmę jos vėlesniai istorijai. Kitų detalių apie Malinalės gyvenimą kaip vergės tarp Majų Jukatano pusiasalyje artimiausiais metais yra labai mažai. Ji galėjo būti keletą kartų išmainyta ir gyventi skirtingose vietose. Ką mes žinome, tai kad ji vis dar buvo vergė, kuri žengė į ankstyvą suaugystę 15-18 metais, kaip pirmieji ispanų tyrinėtojai, išplaukė iš ispanų kolonijų Karibuose, pasiekė Jukatano pusiasalį ir užmezgė kontaktą su Centrinės Amerikos vietiniais gyventojais. Šis pirmasis kontaktas greitai peraugo į ilgalaikę intervenciją regione. Kitais metais, 15-19 metais, ispanų karinis vadas vardu Hernanas Cortesas vadovavo ekspedicijai iš Ispanijos kolonijos Kuboje į Jukatano pusiasalį. Kai jis atvyko į Pontončeno miestą Majų teritorijoje, miesto valdžia, tikėdamiesi nuraminti europiečius, padovanojo Cortesui 20 vergų. Viena iš šių moterų buvo ne kas kita kaip Malinalė. Iš pradžių Malinalė buvo elgiamasi taip pat, kaip ir su kitais vergais. Jie buvo pakrikštyti krikščionimis ir jiems buvo suteikti europietiški vardai. Cortesas tada atidavė Malinalį vienam iš savo aukštesnio rango bendražygių ir tikriausiai daugiau apie ją negalvojo. Tačiau tada buvo padarytas atradimas. Buvo sužinota, kad be to, jog Malinalė galėjo kalbėti vietinę jukatekų majų kalbą, ji taip pat mokėjo ir actekų nahuatlių kalbą, kuria kalbėta šiauriau ir vakaruose. Cortesas atvyko į Centrinę Ameriką, pasiryžęs užkariauti actekus. Išgirdęs apie jų imperijos turtus iš ispanų, kurie buvo atvykę į Centrinę Ameriką praėjusiais metais. Todėl buvo nuspręsta, kad Malinalė galėtų būti naudojamas kaip vertėjas ispanams. Nors jis nemokėjo ispanų kalbos, ispanų kunigas, buvęs Corteso būryje, greitai pradėjo mokytis jukatekų majų kalbos, remdamasis informacija gauta per 1518 metų ekspediciją. Taigi, sudžiungus kunigą ir Malinalį kartu, Cortesas galėtų bendrauti su nahuatlių kalbą kalbančiomis tautomis, kurias jie sutiktų, judėdami toliau į žemyną link Tenochtitlano. Jis susigrąžino Malinalį iš Ispano, kuriam ji buvo atiduota. Nuo šiol ji tapo Corteso nuolatinė palydove Centrinėje Amerikoje ir visuomet ji buvo vaizduojama šalia Corteso bet kokiuose paveiksluose ar piešiniuose, kuriuose buvo įamžinti vėliau vykę įvykiai. Užsitikrinęs Jukatano pusiasalio pakrantę, Cortesas ir jo pasekėjai per artimiausius mėnesius patraukė į žemyno gilumą. Kai jie tai darė, jie puolė kelis nahuatlių miestus ir kaimus. Su kitais jie derėjosi. Malinalė buvo labai svarbi šiose derybose. Ispanų 1519 metais buvo palyginti nedaug. Jei Cortesas ir jo vyrai norėjo užkariauti Tenochtitlaną, jiems reikėtų sąjungininkų tarp kitų nahuatlių kalba kalbančių Meksikos regiono gyventojų. Jie greitai įgijo šiuos sąjungininkus tarp tlaskaltekų ir teksokano žmonių iš šio regiono, kurie buvo nusivylę actekų valdymu Centrinėje Amerikoje. Ypač dėl to, kad turėjo teikti žmonių duoklę actekams, kurie buvo nužudomi kaip aukos religinių festivalių metu Tenochtitlane. Naudodamasis Malinalės paslaugomis kaip vertėja, Cortesas sugebėjo palenkti šiuos žmonės į ispanų pusę prieš actekus. Taip pat tuo metu Malinalė tapo žinoma kaip Malinzin. Tai buvo jos vardo versija nahuatlių kalba. Prie jos vardo buvo pridėtas karališkas titulas ir vietiniai, su kuriais jie susidūrė, manė, kad ji yra kilmingoji. Ji turėjo didelę reikšmę Corteso palydoje. Ispanai vėliau ispanizavo jos vardą į Malinčė ir pridėjo prieš jį la, kad vadintų ją ponia. Kaip stipriai ispanai ją gerbė. Galiausiai, ispanų ekspedicija pasiekė Tenochtitlaną 1519 m. lapkritį. Ten jie susitiko su actekų imperatoriumi Montezuma II, kuris kalbėjosi su Cortesu, o La Malinche vertėjavo. Montezuma juos pasveikino mieste ir sutiko suteikti jiems gyvenamąsias patalpas centrinėje Tenochtitlano dalyje. Populiarūs įsitikinimai, kad actekai garbino ispanus kaip kažkokius baltuosius dievus su metaliniais šarvais ir ginklais, buvo perdėti. Žinoma, jų technologinis pranašumas tikrai būtų padaręs įspūdį actekams, tačiau Montezuma nebuvo priblokštas.
Labiau tikėtina, kad jis norėjo prekiauti su ispanais ir pradėti įsigyti jų ginklų. Viena legenda teigia, kad išgirdęs Korteso aprašymą, Montezuma pasakė, jis pasirodė, jis sugrįžo. Jis ateis čia, į savo sosto ir baldakimo vietą. nes taip jis sakė padarysęs, kai išvyko. Pasak kai kurių, ispanai buvo seniai prarastos actekų dievybės. Ir dėl daugybės sutapimų. Kai kurie teigia, kad Montezuma netgi tikėjo, jog galbūt Kortesas buvo actekų dievas. Quetzalcoatlis, kuris buvo pažadėjęs vieną dieną sugrįžti ir atgauti savo karalystę. Quetzalcoatlis, plunksnuotoji gyvatė, buvo laikomas kūrimo dievu, kuris buvo ištremtas ir pradingo už jūros į rytus, netoli Verakruso, kur išsilaipino Kortesas. Taip pat legenda pasakojo, kad Quetzalcoatlis buvo baltaodis, barzdotas. Ir prieštaravo žmonių aukojimui, Kaip ir Kortesas. Tačiau labiausiai neraminantis sutapimas buvo tas, kad metai, kai Quetzalcoatlis turėjo sugrįžti ir atnešti taiką actekų imperijai, buvo 1519. Tais pačiais metais atvyko Kortesas. Ispanai liko Tenochtitlane daugiau nei pusę metų kaip actekų svečiai. Tačiau santykiai vis labiau aštrėjo, nemažiau dėl ispanų pasmerkimo kai kurioms actekų religinėms ir socialinėms praktikoms. Viskas pasiekė kulminaciją 1520 vasaros pradžioje, kai Kortesą pasiekė žinia, kad kai kurios jo pajėgos pakrantėje buvo užpultos. Galbūt už tai buvo atsakingi actekai. Šie įvykiai kulminaciją pasiekė 1520 metų birželio 30 naktį, kuri tapo žinoma kaip La Noche Triste arba Liūdnoji naktis. Kai kurios istorijos pasakoja, kad actekų tauta, pavargusi nuo Moctezumos nuolaidžiavimo ispanams, užpuolė imperatorių ir užmetė jį akmenimis iki mirties. Tačiau taip pat įmanoma, kad Kortesas nužudė imperatorių. Kad ir kokios būtų tikslios aplinkybės, atmosfera Tenochtitlane dabar tapo priešiška. Actekai užpuolė ispanus ir visos nakties metu ispanams teko kovoti, kad ištrūktų iš miesto, pakeliui prarasdami daug savo vyrų ir pasekėjų. Vėlgi, La Malinche galėjo suvaidinti lemiamą vaidmenį šiuose įvykiuose, nes ji galėjo perduoti Kortesui žinią, kad actekai ruošiasi pulti ispanus. Po liūdnosios nakties įvykių Ispanai pradėjo totalinį karą su actekais. Kortesas ir jo pasekėjai kelis mėnesius rinko savo nahuatlių sąjungininkus visoje Centrinėje Amerikoje prieš sugrįždami į Tenochtitlaną kitais metais. Kai jie tai padarė, Jie sugrįžo į actekų miestą, kuris buvo smarkiai nusilpęs dėl raupų pandemijos, kurią mieste sukėlė ispanai. actekai neturėjo imuniteto šiai europietiškai ligai, todėl ji nusiaubė miesto gyventojus. Dėl to 1521 metų vasarą Kortesas ir jo vietiniai sąjungininkai sugebėjo užkariauti miestą, taip užbaigdami Actekų imperiją. Per vėlesnius metus Ispanijos imperija išsiplėtė ir užvaldė visą Centrinę Ameriką. La Malinche buvo pagrindinė savo tautos užkariavimo figūra. Kortesas kartą teigė, kad po Dievo niekas nebuvo svarbesnis jo sėkmiai užkariaujant Meksiką nei ji. Vis dėlto, jos istorija tuo nesibaigė, kai actekų užkariavimas buvo baigtas. Ji dar kurį laiką gyveno su Kortesu. 1522 metais ji pagimdė jam sūnų vardu Martinas. Dėl šios priežasties ji tapo žinoma kaip mestisų rasės motina. Mestisai – tai mišrios rasės žmonės, kurie atsirado Lotynų Amerikoje per artimiausius dešimtmečius po vietinių gyventojų ir ispanų santokų. Tačiau La Malinche neištekėjo už Korteso. jis jau buvo vedęs. Ir kai jo žmona atvyko į Meksiką 1522 metais, jis nusprendė, kad La Malinche turi palikti jo namus. Todėl tais metais jį ištekėjo už Juano Charamillo, vieno iš Korteso kapitonų. Ši santuoka pavertė La Malinche laisva ispanų kilmingąją moterimi. Vėliau ji pagimdė Charamiljui dukterį 1526 metais. Jos vaikai galiausiai tapo Meksikos ir Ispanijos bajorijos dalimi, tačiau ji niekada nesulauks šios akimirkos. 1529 metais La Malinche, kaip ir daugelis kitų Centrinės Amerikos vietinių, tapo raupų auka. Tuo metu jai galėjo būti apie 29 metus. Daug diskutuojama, kaip turėtų būti prisimenama La Malinche. Jos vardas tapo išdavystės sinonimu. Centrinėje Amerikoje ir ypač Meksikoje
Malinčista reiškia nelojalų tautietį. Džiuk. Tai buvo moteris, kuri padėjo ispanams užkariauti ir sunaikinti savo gimtosios šalies civilizaciją. Ir vis dėlto, galbūt, ji neturėtų būti laikoma atsakinga už įvykius, kuriuose dalyvavo, o iš tikrųjų buvo aplinkybių auka. Juk. Ji pirmą kartą susidūrė su ispanais dėl to, kad vaikystėje buvo pavergta. Ji neplanavo tapti vertėja ir ji galėjo būti priversta tai daryti, kai Cortesas ir jo pasekėjai sužinojo, kad ji gali jiems padėti bendraujant su nahuatlių kalbą kalbančiais žmonėmis. Bet kuriuo atveju, net jei ji buvo savo noru buvusi Corteso ir jo ispanų konkistadorų sąjungininkė, galbūt neturėtume jos dėl to pernelyg griežtai vertinti. Džiuk. Ji tik padėjo kažkam kovoti prieš visuomenę, kuri ją pati pirmoji pavergė. Mes galbūt niekada nesužinosime, ką ji iš tikrųjų manė apie savo aplinkybės. Tačiau negalima paneigti, kad La Malinche buvo svarbi figūra sunaikinant Actekų imperiją ir keičiant Centrinę Ameriką XVI amžiuje. 2 dešimtmečius, nuo 1788 iki 1808 metų, Marija Luiza iš Palmos buvo Ispanijos karalienė konsortė. Tačiau tamsūs kaltinimai ją persekiojo visą gyvenimą, nuo nuolatinio neištikimybės iki priešų nunuodijimo. Ar kuris nors iš šių gandų buvo tiesa, tebėra diskusijų objektas ir šiandien. Bet kuriuo atveju, ji savo šalyje buvo itin nepopuliari. Prisijunkite prie manęs, kai tyrinėsime jos gyvenimą. Marija Luizė iš Palmos gimė 1751 metais gruodžio 9 dieną Palmos mieste Šiaurės Italijoje. Italija tuo metu buvo padalinta į daugybę mažų valstybėlių, o 1748 metais Palmos kunigaikštystė buvo atiduota Burbonų karališkai dinastijai. Tai įvyko dėka Acheno sutarties, kuri užbaigė Austrijos įpėdinystės karą. Skirtingos Burbonų atšakos valdė Prancūziją ir Ispaniją ir buvo nuspręsta, kad Marijos Luisos tėvas Pilypas, antrasis Ispanijos karaliaus Pilypo V sūnus, įgytų kunigaikščio titulą. Taigi, Marija gimė Italijos mieste praėjus kiek daugiau nei 2 metams po to, kai jos tėvas atvyko ten kaip Parmos kunigaikštis. Marijos Luizos motina buvo Luizė Elžbieta, vyriausia Prancūzijos karaliaus Liudviko XV duktė. Ji buvo artima Pilypo giminaitė, su kuriuo susituokė 1739 metais, tęsdama Europos karališkosiose šeimose gyvavusią artimų pusbrolių ir pusseserių santuokų tradiciją. Ji ir Pilypas turėjo 3 vaikus, kurie sulaukė pilnametystės. Izabelė gimė 1741 metais, neilgai trukus po jų santuokos. 10 metų vėliau, 1751 metų sausį, gimė berniukas Ferdinandas. Praėjus vos kelioms savaitėms, Luiza Elžbieta pastojo ir po 11 mėnesių gimė Marija Luiza. 3 vaikai ir jų tėvai gyveno Palmoje esančiuose Color Colonna kunigaikščių rūmuose, puikiame pastate, kuris prieš kelis dešimtmečius iš įspūdingo viduramžių statinio buvo pertvarkytas ir išplėstas į 18 amžiaus rūmus. Marija Luizė ir jos brolis ir sesuo, kaip teigiama, buvo mokomi Etieno Bonaro de Condigliaco, žymaus prancūzų apšvietos epochos mokslininko, tačiau nėra jokių įrodymų patvirtinančių tai. Condigliacas žinoma atvyko į Palmą 1768 metais ir tuo metu Marija Luizė jau buvo palikusi Italiją. Prieš tai šeima patyrė tragediją, kai Marijos Luizės motina mirė 1759 metais, po to jos sesuo Izabelė mirė 1763 metais. Abi jas pasiglemžė raupai. Mirtiniausia ankstyvųjų naujųjų laikų Europos liga. Kai Marijos Luizos motina mirė 1759-aisiais, jau buvo nemažai svarstymų, už ko ji galėtų tekėti, o Prancūzijos princas Liudvikas, Burgundijos kunigaikštis, buvo laikomas galimu kandidatu. Vis dėlto, jis mirė nuo tuberkuliozės 1761 metais, kai jam buvo vos 9. Po to santuoka su princu Karoliu, Ispanijos karaliaus Karolio III sūnus ir įpėdinis, buvo pasiūlyta. Po to sekė derybos ir 1765 metų rugsėjo 4 santuoka buvo palaiminta Lagrančio rūmuose, netoli Segovijos, į šiaurę nuo Madrido. Marija Luizė buvo vos 13 metų, o Karolis 16 ir jie buvo pirmos eilės pusbroliai. Santuoka Marijai Luizai pirmuosius metus buvo sunki.
Karolio motina Marija Amelija buvo mirusi prieš keletą metų, o Karoliui tapus Ispanijos sosto įpėdiniu, Marija Luiza tapo pirmąja Ispanijos rūmų dama. Tačiau keli jos giminaičiai jos nemėgo. Didelė dalimi dėl jos, kaip manoma, valdingo elgesio su savo vyru, lengvai paveikiamo jaunuolio, kuris niekada netapo stipriu įpėdiniu ar valdovu. Marijos Luizos santuokoje keletą metų nebuvo vaikų, o jiems gimus. Ja temdė persileidimai ir kelių jos bei Karolio vaikų mirtis. Tai nebuvo neįprasta situacija. Kūdikių ir vaikų mirtingumas ankstyvaisiais naujaisiais laikais buvo itin didelis, su 30–35% vaikų mirštančių dar nesulaukus 10 metų. B2. Kūdikių ir vaikų mirtingumas buvo ypač didelis tarp kai kurių Europos karališkųjų giminių. Tai buvo glaudžių karališkųjų šeimų tarpusavio santuokų pasekmė. Pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos karalienė Ana 17 amžiaus pabaigoje karalienė Ana buvo pastojusi 14 kartų, tačiau visus savo vaikus prarado dėl persileidimų arba jie mirė kūdikystėje ar vaikystėje. Marija Luizė buvo šiek tiek geresnėje padėtyje nei Ana. Manoma, kad ji buvo nėščia 24 kartus. 10 iš jų baigėsi persileidimais, bet 14 nėštumų buvo išnešioti iki galo. Iš 14 vaikų, kuriuos jį pagimdė, 7 išgyveno ir sulaukė pilnametystės. Kiti 7 mirė kūdikystėje arba vaikystėje. Ir dėl to Ispanijos dvare pradėjo sklisti gandai, kad Marija Luizė buvo prakeikta. Jos ir Karolio pirmagimis, berniukas vardu Karolis Klementas, gimęs 1771 metų rugsėjį, mirė būdamas vos 2,5 metų, 1774 metų kovą. Dukra vardu Marija Luizė, pavadinta motinos garbei, mirė būdama 4,5 metų, 1782 metų vasarą. Dvyniai vardu Karolis ir Filipas, arba Karlosas ir Felipė, jei vartotume ispanų kalbos jų vardų versijas, gimė rugsėjį 1783, bet jie nuo gimimo buvo silpnos sveikatos ir abu mirė 1784. 3,5 savaičių skirtumu. 7 vaikai, kurie sulaukė pilnametystės, buvo Karlota, gimusi 1775, Marija Amelija, gimusi 1779, Marija Luizė, gimusi 1782, Ferdinandas, gimęs 1784, Karlosas, gimęs 1788, Marija Izabelė, gimusi 1789 ir Pranciškus, gimęs 1794. Keletas iš jų tapo įvairių Europos valstybių karaliais ir karalienėmis. Įdomu tai, manoma, kad Marija Luizė patyrė persileidimą net 1799 metais. Tuo metu jai jau buvo beveik 50 ir buvo tikėtasi, kad ji jau bus po menopauzės. Tuo metu jos skausminga gimdymų istorija jau buvo padariusi savo. Nors 18 amžiaus 8-ame dešimtmetyje, kai jai buvo per 20, ji buvo laikoma patrauklia moterimi 18 amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Marija Luiza buvo anksti pasenusi. Daugelis pastebėjo, kad jos oda jau 4-ame dešimtmetyje turėjo gelsvą, geltą primenantį atspalvį. Galbūt tai buvo jos, regis nesibaigiančių nėštumų ir daugybės persileidimų pasekmė. Marijos Luizos uošvis Karolis III mirė 1788 metų žiemą ir jos vyras tapo karaliumi Karoliu IV. Jis valdys artimiausius 20 metų. Marija Luizė kartu tapo karalienė konsortė. Netrukus tapo aišku, kad ji yra svarbi užkulisinė valdžios figūra. Jos vyras nebuvo stiprus valdovas ir jį valdė žmona. Pavyzdžiui, ji dalyvavo pirmajame susitikime su vyresniaisiais valstybės patarėjais 1788 metais ir aiškiai parodė, kad ketina dalyvauti šalies valdyme. Tai tęsėsi visos valdymo laikotarpiu. Karolį tai tenkino, nes jo aistros daugiausia buvo medžioklė ir kiti aristokratų laisvalaikio užsiėmimai. Savo ruožtu, Marija Luizė atliko daug didesnį vaidmenį Valujėbės reikaluose, ypač skatindama švietimą ir kultūrą Ispanijoje. Taip pat ji buvo pagrindinė Francisko Gojos globėja, kuris tapo oficialiu rūmų dailininku 1790-aisiais. Marijai Luizei gyvenant dvare, už uždarų durų nuolat sklido kaltinimai, kad ji nuolat buvo neištikima. Turėjo daugybę skirtingų meilužių. Vienas konkretus gandas teigia, kad ji turėjo romaną su Manueliu de Godoju.
jaunu vyru, kuris 1790-aisiais tapo Ispanijos ministru pirmininku kaip valstybės sekretorius. Jo jaunystė, greitas iškilimas į valdžią ir karalienės globojimas, kartu su artimais jo santykiai su ja, kėlė rimtų įtarimų, kad juodu daugelį metų siejo romantiški santykiai. B2 Marija Luizė sunkiais laikais emociškai rėmėsi Godojumi. Pavyzdžiui, kai ji neteko savo vaikų ir kai ją užklupo depresija dėl menopauzės. Taip pat buvo gandų, kad Godojus yra kelių jos vaikų biologinis tėvas. O karalienės nuodėmklausys savo testamente parašė, kad ne vienas jos sūnus ar dukra, ne vienas nebuvo teisėtos santuokos vaikas. Nors daugelis istorikų mano, kad toks ryšys buvo tikėtinas, iš tikrųjų turime labai mažai konkrečių įrodymų, kurie tai patvirtintų. Šie kaltinimai, atrodo, buvo tokie paplitę dėl Godojaus varžovų pavydo kovoje dėl valdžios ir dėl to, kad karalienė peržengė ribas, kurios buvo nustatytos moterims vyrų valdomame pasaulyje. Piktybiškos apkalbos taip pat apėmė Marijos Luisos santykius su keliomis kitomis aukšto rango aristokratėmis Ispanijos dvare. Pavyzdžiui, buvo įtariama, kad ji nunuodijo Mariją Cayetana de Silva, 13 Albos hercogienė. Albos hercogienė buvo ištekėjusi už Markizo de Villafuentes. Ir ši dviejų žymių Ispanijos aristokratų giminių sąjunga padarė juos itin svarbiais Ispanijos karaliaus rūmuose, antraisiais po karališkosios šeimos ir Osunos namų. Marija Luiza dėl to laikė varžove tiek Albos kunigaikštieniai, tiek Osunos kunigaikštieniai. Todėl, kai Albos kunigaikštienė netikėtai mirė 1802 metų vasarą, vos 40 metų amžiaus, jos mirtis buvo laikoma įtartina ir sklido kaltinimai, kad karalienė suorganizavo savo varžovės nunuodijimą. Šie kaltinimai buvo visiškai nepagristi ir beveik visi istorikai sutarė, kad Alba mirė nuo tuberkuliozės, kurią apsunkino stiprus karščiavimas. Nepaisant tų, tai nebuvo vienintelė moteris, kurią, kai buvo gandai, Marija Luizė buvo nunuodijusi. 1802 metais jo sūnus, princas Ferdinandas, vedė Mariją Antoniją iš Neapolio ir Sicilijos. Marija Luizė nemėgo savo marčios, kartą rašydama Manueliui Godojui. Ką mums daryti su ta velniška mano marčia, tikra gyvate, ir tuo bailiu mano sūnumi, tikru išgama? Priešiškumas tarp jų dviejų ir tai, kad jai buvo tik 21, lėmė kaltinimus, kad ji buvo nunuodyta. Tačiau tam nėra jokių įrodymų, o Marija Antonija iš tikrųjų mirė nuo tuberkuliozės. Atėjus XIX amžiui, Ispanijos valdžios centre esantys žmonės turėjo rimtesnių problemų nei tariamas karalienės konsortės neištikimybė ar išgalvota istorija apie galimą nunuodijimą. Vakarų Europoje iškilo kur kas realesnė ir apčiuopiamesnė grėsmė. 1789 metais prasidėjo Prancūzijos revoliucija, kas galiausiai ankstyvaisiais 1790-aisiais privedė prie Prancūzijos karaliaus Liudviko XVI nuvertimo ir egzekucijos. Marijos Luizos pusseserė. Per Prancūzijos revoliucinius karus, kurie sekė po to, karalius Karolis ir jo vyriausybė visai suprantama prisijungė prie antprancūziškos koalicijos, kartu su Didžiąja Britanija ir Austrija, prieš prancūzus. Tačiau kai prancūzai pradėjo įgyti pranašumą prieš savo priešus, 1794 metais Karolis, Marija, Luizė, Godojus ir kiti Madride valdę asmenys netikėtai pakeitė kryptį. Buvo sudaryta sąjunga su naująja Prancūzijos Respublika, kurioje Ispanija tapo svarbiausia Prancūzijos sąjungininkė tarp Europos valstybių. Prancūzijos ir Ispanijos sąjunga visada buvo nelygiavertė. 18 amžiaus pabaigoje Ispanija jau buvo antrojo rango Europos galybė, o Prancūzija tapo dominuojančia žemyninė galybė Respublikos laikais. Tačiau ši padėtis dar labiau paaštrėjo, kai Napoleonas Bonapartas nuo 1804 metų tapo Prancūzijos imperatoriumi. 1807 metais Marija Luizė, Karolis ir Godojus bandė pasinaudoti Prancūzijos plėtra, sutikdami su Fontainebleau sutartimi, kuri leistų Ispanijai faktiškai įsiveržti į Portugaliją ir ją aneksuoti. Valstybė, kuri buvo artima pagrindinio Prancūzijos priešo sąjungininkė – Didžioji Britanija. Po to sekė ryškus prancūzų kišimasis į Ispanijos reikalus, kuris galiausiai baigėsi Karolio nuvertimu ir trumpu Karolio bei Marijos Luizos vyriausiojo sūnaus Ferdinando įžengimu į sostą. Asmenybė, kuri metams bėgant vis labiau priešinosi savo silpnovaliam tėvui.
Marija Luiza ir Karolis kreipėsi į Napoleoną dėl šios naujos tvarkos. Tačiau jų protestai baigėsi dar blogiau, kai Napoleonas nusprendė visiškai atsisakyti Ispanijos karališkosios šeimos. 1808 m. vasarą jis paskyrė savo brolį Josefą Bonapartą naujuoju Ispanijos karaliumi. Marijos Luizos laikas valdžios centre Madride baigėsi. Tačiau nauja tvarka Napoleonui buvo katastrofa. Ispanijoje kilo ilgai trunkantis partizaninis karas, kuris prarijo tiek daug prancūzų laisvų išteklių XIX amžiaus pirmojo dešimtmečio pabaigoje ir antrojo dešimtmečio pradžioje, kad jis tapo žinomas kaip Ispanijos opa. Su karolio atsisakymu sosto ir vėliau Ferdinando nuvertimu valdžią perdodant Juozapui 1808-aisiais. Marija Luizė, jos vyras ir Godojus, paliko Ispaniją ir didžiąją dalį XIX amžiaus pirmojo dešimtmečio pabaigos ir antrojo dešimtmečio pradžios praleido tarsi kaliniai Prancūzijoje. Jie gyveno geromis sąlygomis Aix-en-Provence'o mieste ir Marselyje. Tačiau tuo pačiu metu jie buvo laikomi politinėje nelaisvėje, kad grįžę į Ispaniją netaptų politinio nepasitenkinimo šaltiniu. 1812 metais buvęs karalius ir karalienė bei jų pasiekėjai buvo leista persikelti į Italiją, kur jie kurį laiką gyveno Romoje, popiežiaus globojami. Tuo metu įvykiai sparčiai keitėsi, o Napoleonui imperijai žlungant XIX amžiaus antrojo dešimtmečio viduryje po katastrofiškos karinės invazijos į Rusiją, Ferdinandas sugrįžo į Ispaniją ir atgavo sostą. Jis uždraudė savo tėvams grįžti į Madridą. Taigi, Marija Luiza ir jos vyras likusius savo gyvenimo metus praleido Romoje. Tai buvo visai neblogas pensinis gyvenimas. Ji praleido laiką būdama artima popiežiaus patikėtinė ir sukaupė vertingą meno kolekciją. Ji mirė amžinajame mieste 1819 m. sausio 2, sulaukusi 67 metų. Karolis mirė vos po 2,5 savaičių. Tuo tarpu Godojus gyvens dar daugiau nei 30 mečius. Marija Luizė buvo jį paskyrusi pagrindiniu savo testamento naudos gavėju. Ir Karolis greitai paprašė jo palikti jų tremties dvarą po jos mirties. Galbūt gandai vis dėlto pasitvirtino. Galbūt niekada to tiksliai nesužinosime. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie šias istorinės moteris. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Parašykite komentaruose, ką manote apie šių moterų gyvenimus. Ir jei turite kokių nors pasiūlymų, taip pat praneškite komentaruose. Tikiuosi, kad visi esate užsiprenumeravę mano kanalą ir įsijungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus vos tik juos įkeliu. Tai tiek iš manęs, tad pasimatysime kitame pamirštame gyvenime. Ačiū.